Sveiki, studentai! Šiandien mes esame močiutės stovyklavietėje, kur vyksta pasiruošimas elektroninės muzikos festivaliui Tundra 2009. Mūsų žiniomis tai yra 6. festivalis ir šio keliuku jau rytoj eis minios žmonių, minios jaunuolių, studentų, kurie norės gerai pasitūsinti. Aš manau, kad čia yra pagrindinis ingredientas visų patiekalų festivalio. Festivalis jau ganėtinai senas, jis vyks 6 metus, tai būtent daryti tokį festivalį kilo mano kolegai Aivarui, kurio šiuo metu nėra, jis kažkur bėgioja dabar ir organizuoja, bet jam kilo pasisvečiavus užsienio šalyse, pamačius kažkokio adekvačius tokius festivalius ir šovė mintis, kodėl nepadaryti tokio festivalio Lietuvoje. Būtent pirmas festivalis vyko labai miniatūrinis, pabandymui, buvo tik tai 100 žmonių. Palaipsniui žmonės domėjosi šito festivaliu ir jis išaugo didesnis ir iš 1-2 scenų jis pavirto 4 scenų 3 parų festivalį. Praeitais metais mūsų aplankė truputėlį daugiau negu 3000, tai šiais metais planuojame, aišku, daugiau ir tikimės daugiau. Kodėl Tundra? Legendas skelbia, kad pirmoji vieta buvo labai panaši Tundros vietovė. Ir žmonės, kurie matė tas vietas dar prieš išrenkant, jie atvažiavo ir sako, kokia čia Tundra mūsų atvežė. Tai taip ir pavadinimas buvo sugalvotas. Atlikėjų daugiau negu 120 mūsų festivalį. Aš bent jau galėčiau paminėti Links ir Kemo. Čia didžėjus ir MC, kur tikrai geras bus pasirodymas ir tikrai niekas nepasigalės išgirdęs jos. Taipogi labai didelį susižavėjimą žmonių sukėlęs DFX. Žmogus, kuris būtent beatboxu, būtent iš savo balso sukuria visą muziką. Alus po 3 litus, tai triukas pritraukti studentus ar kaip? Iš tikrųjų, mes pagalvojom, kad žmonėms yra kur kas patogiau nusipirkti vietoje, bet dažniausiai prekybininkai užlenkia kainas ir dėl to žmonės ten kraunasi tos lagaminus dėžėm gėrimus ir tempėsi. Gėrimai būna šilti, neskanus, bet pigesni. Tai mes padarėm tokią sistemą, kad pačios sistemos nepasakosiu, bet gavosi taip, kad kainos yra kur kas mažesnės ir tik tai dėl žmonių patogumo. Sakykit, kiek ten bus bumčiko, kiek kals kilovatų garso šviesų, ar nebus taip, kad aplinkelėse kaimuose prapuls elektrą ir taip toliau? Ne, iš tikrųjų elektrą neprapuls, nes elektrą mes patys gaminame generatoriais, tai aplinkiniai gyventojai gali nepergyventi dėl to, bet dėl garso, tai garso tikrai bus nemažai, bet aš įsivaizduoju, kad tikrai nemažiau negu praeitais metais, jau kas buvo, nebuvo nei vieno, kas skundėsi garsu. Tiek įspūdžių iš pasiruošimo dienos, o jūs likite su Netiks LT ir pamatykite daugiau reportažų iš festivalio Tundra 2009.